gali leisti savo pajaust, kad sėdi, pajaust tiesiog tos pojūčius, iš kurių žinai, kad sėdi, kad esi čia. Ir leisi savo giliai kvėpuot. Ir pastebėt tą judėjimą viduje, kai tu įkvepi ir iškvepi. Ir gali pasveikinti, pripažinti visus gal darbus kažkokius, kurios darai, neužbaigai, dar sukasi. Situacijos, tiesiog tai, kas yra aktyvu tavyje. Nes kartais, kai sustojam ir pradedam atkreipti dėmesį į save, tai pirmiausiai dėmesio reikia tam, ko neužbaigiam, neišsprendėm. Ir atrodo, kad tada labai svarbu tai padaryti. Ir jeigu tai yra kažkokie darbai ar planai, ar tai, ką darai, ar tai, ką gal darysi, klausimas labai paprastas. Va dabar. Kol sėdi čia, ar klausais meditacijos. Gali ką nors dėl to padaryti? Jeigu ne, tai gali leisti tam dabar baigtis. O po to galėsi atlikti. Ar dabar padarysiu veiksmą šią akimirką? Ne? Tai negaliu nieko išspręsti, negaliu nieko pakeisti. Už tai galiu sustoti. Tai gali leisti savo padaryti pauzę. Ir gali pastebėti judėjimą, natūralų judėjimą, kuris vyksta tavo pojūčiuose, tavo kvėpavime, net tavo mintise ar jausmuose, kai tai banguoja. Kyla, leidžiasi, kinta. Kartais sakom, kad bet aš visą dieną taip jaučiuosi. O kartais ir visą savaitę, mėnesį ar metus. Ir tai visada yra indikatorius, kad tas, kas taip sako, neatkreipia dėmesio į pojūčius, nes jie kinta. Nes net jeigu tau spaudžia krūtinę ir pradedi tai stebėti, tai pastebi, kad net pats spaudimas nėra vientisas, visada vienodas. Kad jis kažkaip plečiasi, traukiasi, pulsuoja, juda. Kad net ir tai kinta.
gali švelniai ir atvirai pripažinti, kad viskas, ką patiri, kinta. Nesikeičia tik tas, kas patiria. Dėmesys, sąmonė. Tai, kas mato, žiūri, pastebi. Tai gali leisti sau ilsėtis su visu patyrimu kartu. Kaip tavo kvėpavimas natūraliai, darniai. Kai įkvepi, prasideda iškvėpimas. Kai iškvepi, prasideda įkvėpimas. Taip ir visi patyrimai gyvenime. Jie tiesiog vyksta. Juda. Keičiasi. Kiekvienas savo ritmu, greičiu. Ir gali įsileisti daugiau tylos, erdvės, meilės. Tai, kas jau ir taip prieinama. Tai, kas jau dabar yra. Kiekvieną kartą, kai tu sustoji ir atkreipi dėmesį į pojūčius. Kiekvieną kartą, kai švelniai, smalsiai pažiūri jausmus, mintis. Tu ugdai įprotį, gebėjimą pastebėti. Pastebėti tai, kas kinta. Ir pastebėti, kad šalia viską kiaurai persmelkia tai, kas nekinta. Kartais gali atrodyti, kad ramybė atėjo todėl, kad pamaigiai kažkokias mintis, todėl, kad dabar nieks nejudina. Tačiau ta taika ir ramybė yra kiekvieno patyrimo centre, kiekvieno patyrimo šaltinis. Yra ta pati tyla, taika ir ramybė. Ir todėl kas kart, kai tu dėmesingai ir smalsiai žiūri į tai, ką patiri, anksčiau ar vėliau pradedi matyti, patirti tylą, erdvę.
kuri tiesiog yra. Nes tau tai jau prieinama. Nes tau nereikėjo gaminti, išrasti. Tai panašiai kaip akiniai, kurios užsikėlė ant kaktos ir negali rasti. Taip arti, taip šalia, kad net netrodo, kad verta ten tikrint. Ir kuo švelniau, mieliau, atkreipi dėmesį į tai, kas vyksta. Tu aiškiau matai, yra tai ir yra dar kažkas. Ir yra ramybė, ir yra erdvė, ir yra tyla. Ir yra meilė, kuri neklausia, ką nuveikiai, ko neužbaigiai. Meilė, kuri myli visą laiką. Tai gali leisti savo būt ir ilsėtis su meile. Ir kaip meilė. Ir dabar tu esi čia. Leis savo keletą kartų giliai įkvėpti. Su kiekvienu iškvėpimu pereik dėmesį per kūną iki pat pėdų. Pastebėk pojūčius. Kai tau bus patogu, gali atsimerkti ir keliauti toliau.